Yra pasiūlymas dėl 9 klausimo išėmimo iš darbotvarkės. Ar būtų daugiau pasiūlymų dėl darbotvarkės, daugiau pasiūlymų nėra. Kviečiu rankos pakėlimu balsuoti, kas už tai, kad 9 klausimas dėl patalpų nuomos be konkurso būtų išimtas iš darbotvarkės. 8. Kas už tai, kad klausimas liktų darbotvarkėje? 12 klausimas darbotvarkėje lieka. Kviečiu rankos pakėlimu. Atsiprašau, taip, ačiū sekretoriai, priminė, kad nedalyvavote Raskadal, išvykęs darbo reikalais. Tai kviečiu rankos pakėlimu balsuoti už darbotvarkę. Vienas, ačiū. Pirmas klausimas. Dėl sutikimo pripažinti ilgalaikį materialinį turtą netinkamų negalima naudoti. Pranešėjas Simonas Daraitis, Vilniaus skyriaus vedėjas. Norėčiau pranešėjo paklausti, ką darysite su turtu, naudoti. Kuriuo? Kurį pristatėte? Kadangi jis priklauso ligoniniai, po jūsų tarybos sprendimų, jį parašys ir utilizuosiu. Ar būtų daugiau klausimų? Kviečiu rankos pakėlimu kalbę. Elektroniniu būdu galima pabalsuoti už pateiktą sprendimo projektą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Antrasis klausimas dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Kalvarijos savivaldybės nuosavybę. Šiuo tarybos sprendimu sutiksime perimti tarybos sprendimo minimą turtą, tai yra pastatą padėjimų bokštelį, esantį Liubavų kaime. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už pateiktą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Trečiasis klausimas. Dėl ilgalaikio materialinio turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teise. Kalvarijos administracija perėmė iš Kalvarijos savivaldybės kultūros centro automobilį Temzą. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už pateiktą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Rytuose išvardintas ir tas nekilnojamas turtas ir šiam nekilnojamam turtui reikalingas šis pateiktą tarybos sprendimas. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už pateiktą tarybos sprendimą elektroniniu būdu. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Penktasis klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Priėdė išvardintą turtą 3 objektus, tarybos sprendimą įvardintus, perėmėsim valdyti, naudoti mūsų patikėjimo teise. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Šeštasis klausimas. Dėl turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Pagal raštą Kalvarijos savivaldybės Sankados pagrindinės mokyklos raštą, tai tam štai yra išvardinta priedė turtas, tai yra Liubavų mokyklos pastatų komplektas, perėsime iš minimos mokyklos, savivaldybės administracijai. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą.
vienbalsiai sprendimas priimtas. 7. klausimas dėl savivaldybės nekilnojamo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo. Šiuo tarybos sprendimu nurašysim ir likviduosim 4 pastatus, užimus tarybos sprendime. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už pateiktą sprendimą elektroniniu būdu. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. 8. klausimas dėl Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų valstybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkai yra savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimas. Šiuo tarybos sprendimu patvirtinsime objektų sąrašą. Sąrašas yra pateiktas tarybos sprendime. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už pateiktą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. 9. klausimas dėl patalpų nuomos šio konkurso. Šiuo tarybos sprendimu leidžiame išnuomoti per konkurso tvarka žemėtų viešo įstaigų jungtinės pajėgos, Kalvarijos savivaldybės tiesiog priklausantį turtą, ar jų gatvėje vienas amžinos kaime. Ir čia minima įstaigai buvo užsienkusių būdu išnuomotas plotas 1048,21 kvadratų bendrojo ploto. Mūsų įstaigai 129,42 kvadratų bendrojo ploto. Ir nustatysime šiuo tarybos sprendimu ir nuompinigių lygį mėnesinį, tai yra 733,80 €. Ar būtų klausimų? Visas pritartis, prašau. Aš norėčiau paklausyti pranešėjų, kiek savivaldybė investavo į vaikų laikinosios globos namus Vangiloje. Vienas klausimas ir antras, kokia likutinė vertė dabar? Kokius vaikų globos namų? Kokius skyrius tokių daugiau neturi. Tai blogai. Tai mes apskaitos nevykdome, tai buvo tokios skyrius. Toliau klausia Bagnačius. Kęstutis, prašau. Labai diena visiems gyvūnėms. Šis klausimas buvo svarstytas komitete. Buvo nepritarta šiam klausimui, bet aš komisijos siūliau kitą nuomos kainą. Nariai sakė, taryba nuspręs, todėl aš 3. punkte siūlau sprendimų nuomos kainą rašyti 210 € mėnesį. 210 €. Ar būtų daugiau pasisakymų? Vincas Plikaitis, antras klausimas, prašau. Šiandien antras, kiek klausimų bus, kiek turėsite išklausyti. Bus 2 klausimai. Yra klausimų, kiek aktualiai. Dar norėčiau paklausti pranešėjų, jeigu jūs nežinot, kiek investuota pinigų, nežinom likutinės vertės, apie ką mes šiandien kalbame. Ir siūlau šitą klausimą išimti turbūt. Tai yra. Tai dėl klausimų žinomumo mes jau balsavome. Ar būtų daugiau klausimų? Buvo pasiūlymas Kęstučio Bagdonavičiaus 3. punkte įrašyti sumą 733,82 € per mėnesį, 210 rankos pakėlimų. Balsuojam, kas už tai, kad šitas pasiūlymas būtų įtrauktas. 12 už, pasiūlymas yra įtrauktas. Vincas Plikaitis, frakcijos vardu. Aš norėčiau gerbiamo Kęstučio paklausti, kaip jūs nustatėte, kokią kainą reikia nustatyti? Ar jūs dabar pasiūlyti, iš kur jūs ją ištraukėte? Aš paaiškinsiu šitą situaciją, tai dabar žiūrėkite, yra situacija tokia, yra 2 variantai. Pirmas variantas yra toks, koks yra. Šiandien dienai tas pastato išlaikymas kainuoja 130 000. Šiandien dienai mūsų savivaldybė biudžetai kainuoja 130 000. Po šito sprendimo jisai kainuos nedaugiau išlaikymas negu 40 000. Tai čia jūsų reikalas apsispręs, ar už, ar prieš, ar susilaikyti. 210 atsirado iš tos, įskaičiuojant procentuotę pagal plotą. Pagal įstatymą yra paskaičiuota 733 € vienam mėnesiui. Kadangi 130 kvadratų labai grubiai lieka dienos centro ir gerovės konsultantų, mes įskaičiavome, mes iš to uždirbti nenorim kažkokių pinigų, bet ta suma nuomos padengs visas išlaidas, kurias patirs dienos centras. Tai ten įskaičiuoti. Sinkevičius, Jurgis, prašau. Taip, aš noriu mero paklausti, kad tie 733 per daug būtų savivaldybė pinigų ir kaip? Aš manau, kad mes uždirbti nenorim, yra toks tarybos nario pasiūlymas, o taip pačiame meras. Babeckas, Karolis, prašau.
Tai labai gerai, kad truputį meras įnešė daugiau aiškumo dėl išlaikymo, bet jeigu būtų ta nuoma, kuri įrašyta sprendimo projekte, tai paimtų dabar 500 mažėtų, per 12 mėnesių 6,000 verslas sudarytų, tai būtų tada tik 30,000 išlaikymas. Bet jeigu jūs skaitot sutartį šitą punktą, kur reiškia, jie investuos tuos pinigus, ta prasme, jie investuos daug didesnius pinigus, nes iš principo, kaip paimti, jeigu turtas yra mūsų, mes turėtume tvarkyti, priežiūrą, taip toliau, šiandien skaičių sutartys, nėra viskas rašyta. Ar būtų daugiau klausimų? Elektroniniu būdu kviečiu balsuoti už pateiktą tarybos sprendimą su pakeitimus. 12 balsavo už, 4 susilaikius, 4 prieš, sprendimas priimtas. Ačiū pranešėjui. 10 klausimas. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų, priešmokyklinio ugdymo grupų skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės raute 2025-2026 metais mokslo metais pristatymo. Pranešėja Erika Stankevičienė, švietimo kultūros ir sporto skyriaus vadovas. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Taigi šis Kalvarijos savivaldybės tarybai suteikta pareiga kiekvienais metais patvirtinti ateinančių mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir mokinių skaičių grupėse, klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės raute nustatymą. Tai iš tikrųjų yra parengtas tarybos sprendimo projektas ir prašau jam pritarti. Ačiū pranešėjai, būtų klausimų. Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Prieš svarstant sekantį klausimą dėl meno sporto mokyklos gautas Kęstučio Bagdonavičiaus nusišalinimas. Aš noriu nusišalinti iš klausimų sprendimų, todėl kad tarybos turės negalvoti. Gavome nesutarimu. Taigi, 11 klausimas dėl 2025-2026 mokslo metų pradžios ir trukmės Kalvarijos meno sporto mokykloje nustatymo. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas numato, kad savivaldybės taryba kiekvienais metais turi patvirtinti neformaliojo ugdymo įstaigų mokslo metų pradžią ir jų trukmę. Taigi, prašau patvirtinti Kalvarijos meno sporto mokyklos mokslo metų pradžią ir jų trukmę. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas, jeigu galima pakviesti Kęstutį Bagdonavičių. Klausimas dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdymo grupių darbo vasaros metu. Taigi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme taip pat yra numatyta, kad savivaldybės tarybos atėjus vasaros laikotarpiu turi patvirtinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių darbą būtent vasaros metu. Taigi, prašau, pritarti parengtam tarybos sprendimo projektui. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą elektroniniu būdu. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. 13 klausimas dėl Kalvarijos savivaldybės stacionarių vaikų vasaros stovyklų paslaugų dalymo kompensavimo per to sąrašo tvirtinimo. Taigi šis savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad mūsų savivaldybėje gyventojams vaikams būtų sudaryta galimybė vasaros metu poilsiauti stacionariuose vasaros poilsio stovyklose, parengiant tą finansinę naštą tėvams ir kompensuojant jiems dalį kelialapių. Taip pat komiteto pirmininkas pasiūlė komitete
informaciją apie vasaros stovyklų daliniam kompensavimui panaudotas lėšas vykdyti skelbiama interneto svetainėje www.kalvarija.lt po kiekvieno komisijos posėdžio per 5 darbo dienas. Ir toliau dar pakeisti 3 punktų atitinkamai numeraciją. Taigi prašau pritarti sprendimo projektui su pakeitimais. Kviečiu tarybos, ar būtų klausimų? Tarybos narės rankos pakėlimo prabalsuoti už tai, kad atsirastų būtent komiteto pasiūlytas pakeitimas. Kas už tai, kad tas pakeitimas būtų įtrauktas? Ačiū. Elektroniniu būdu kviečiu balsuoti už parengtą tarybos sprendimą su pakeitimais. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. 14 klausimas dėl Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Taigi šis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2025 metų rugsėjo 1 dienos Jungėnų pagrindinė mokykla numatoma vykdyti priešmokyklinį ugdymą ir jų nuostatose, kadangi iki šiol jie jo nebuvo šitos veiklos, tai tiesiog nuostatų pakeitimai susiję būtent su šios veiklos vykdymu. Taigi prašau pritarti parengtam sprendimo projektui. Ar būtų klausimų? Viceplikatis, prašau. Norėjau pranešėjas paklausyti, tai mokykloje bus įvestas priešmokyklinis ugdymas. Kaip tada su darželiu? Tai sakykime, aš taip galvoju, kad tėvams gal geriau bus vesti į mokyklą nei darželį. Tai čia iš tikrųjų viskas buvo padaryta ne kažkokiu mūsų sumanymu, tai tiesiog buvo tėvų iniciatyva, bendraujant su tėvų noru, kad jie pasirinko leisti vaikus į būtent mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę, o ne į darželio, ir automatiškai formuojasi šitą grupę į mokyklą, bet tikrai čia tėvų sutikimų, tėvų prašymų, ne kažkokią prievartą kažkaip, o darželyje priešmokyklinis nelieka, lieka viena grupė. Ir be abejo, jeigu žiūrėti iš finansinės pusės, tai mokykloje yra savivaldybė pigiau išlaikyti priešmokyklinę ugdymo grupę nei darželį. Ar būtų daugiau klausimų? Kviečiu tarybos narius elektroniniu būdu balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus už dėl susilaikius sprendimas priimtas. 15 klausimas dėl valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų skirtų išlaidoms susijusioms su Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendro ugdymo programas, personalo optimizavimo ir atnaujinimo apmokėjimų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Taigi šis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymą. Jis parengtas identiškai ministro patvirtinti aprašui. Būtent numatyta, kad savivaldybė turi pasitvirtinti savo aprašą. O lėšų mes turėsime tiek valstybės biudžetas, kuris skiria 2787 eurus. Na ir pagal aprašą savivaldybė turi prisidėti 1/3, tai 1193 eurai 50 euro centų. Taigi, prašau pritarti parengtam tarybos sprendimui projektui. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą elektroniniu būdu. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū pranešėjui. 16 klausimas. Dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Kalvarijos savivaldybės ir Ukrainos Respublikos Pirkercų kaimo tarybos pranešėja yra Anastazienė bendrų reikalų skyriaus vedėja. Labą dieną. Parengtas sprendimų projektas, kuriuo prašome pritarti Lietuvos Respublikos Kalvarijos savivaldybės ir Ukrainos Respublikos Pirkercų kaimo tarybos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymui bei įgalioti Kalvarijos savivaldybės merą pasirašyti šią sutartį. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Sekantį klausimą turėtų pristatyti turbūt meras, bet paprašysiu
Vedėjos pristatyti dėl Kalvarijos savivaldybės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Šiuo sprendimo projektu prašome patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro minėtų metų metinė veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Yra gauta kontrolieriaus išvada, kad visi veiklos rezultatai, analizė, grynų turto pokyčiai, pinigų srautai atitinka galiojančius teisės aktus. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū pranešėjui. 18 klausimas dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kalvarijos savivaldybės gyventojų skyrių statymo. Pranešėja Nijolė Sinickienė, socialinių reikalų skyriaus vedėja prieš svarstant gautas Renatos Rimavičienės nusišalinimas. Prašau leisti nusišalinti vandens vaikų įstaigoje teikiančioje socialinės paslaugas. Galime bendro sutarimo? Ačiū už Renatą Rimavičienę. Gyventojams dydžių nustatymo yra pateiktas jums sprendimo priėmimui ir sprendimo projektai išdėstumi įstatymų nustatyta tvarka, maksimalūs socialinės priežiūros išlaidų dydžio nustatymas savivaldybės gyventojams. Ačiū pranešėjui, būtų klausimų. Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Devynioliktasis klausimas. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 22 dienos sprendimo P108 dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusios galios. Sprendimo projektas dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 22 metų birželio 22 dienos sprendimo P108 dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios yra prašomas pripažinti negaliojančių, nes šios paslaugos teikimą reglamentuoja kiti taryboje nustatyti teisės aktai. Todėl prašau priimti sprendimą. Ačiū pranešėjui, būtų klausimų. Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą elektroniniu būdu. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū pranešėjui. 20 klausimas dėl viešų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vidmantas Pilinis, ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus specialistas. Labai diena visiems. Prašau gerbiamą tarybą pritarti šiam sprendimo projektui ir patvirtinti viešųjų paslaugų teikimo vietinių susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo aprašą. Būtų klausimų. Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. 21 klausimas dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio skliausteliuose priemiestinio susisiekimo maršrutais konkrečių tarifų dydžio ir lengvatos nustatymą. Prašau. Prašau pritarti šiam sprendimo projektui ir nustatyti, kad Kalvarijos savivaldybės teritorijoje keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio priemiestinio susisiekimo maršrutais tarifas būtų 0 eurų už vieną keleivių vežimo kilometrą. Ar būtų klausimų? Tomas Vasiliauskas, prašau. Labą dieną. Trečiame punkte numatyta, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2025 metų birželio 1 dienos. Siūlo, kad įsigaliotų nuo rugsėjo 1 metų, dėl to, kad sutartys tiesiog dar tęsiasi, baigsis sutartys senos ir nuo rugsėjo 1 naujas sutartis. Visos procedūros turite. Tik tai, Karolis Babeckas, prašau. Turiu tokį gal daugiau klausimų, tai norėjau paklausti.
šitas nulinis tarifas. Ačiū, noriu padėkoti visai pozicijai ir merui, kad įgyvendina mano rinkiminę programą. Tai norėjau paklausti, kiek papildomai keliuos savivaldybei ir ar jau yra sudaryta, perkama sutartis su kitų vežėjų, ar tuo pačiu pratęsiama negali būti, naujai perkama, ar konkursų sąlygų paruoštus. Šiandien dienai mums kainuoja be naujų Seimo priimtų, kur jeigu teko stebėti viešoje erdvėje, 60 plus, turbūt mes irgi turim kompensuoti su laikais važiuoja, šiandien dienai mums kainuoja 145 000 eurų. Tai reiškia, mes kompensuojam. Reiškia, yra paskaičiavimai daryti būtent su pavėžėju. Pavėžėjo lūkesčiai yra šiek tiek didesni. Jis pateikė raštą, kad būtų apie 250 000 bendra suma, bet kadangi vasara yra tarp 17 metų, kad 220 000, bet man atrodo, kad mes taip darysim, kad mes trūktumėm į 200 000, todėl kad reikia persižiūrėti maršrutus ir taip toliau, nes prieš tai, kai patvirtino aprašą, tai maršrutų skaičių turėtume būtent meras, susiderime su taryba, tai čia šitoje vietoje aš manau, kad mes į 200, tai papildomai mums kainuotų iki 50 000. Aš galvoju, kad šitas nemokamas pavėžėjimas turėtų. Taip, prašau, Karol. Tai dar prie to pačio ekonomikos specialistų ir kažkada buvom su Tomu Vasiliausku irgi dar kalbėjęs, kada išgirdau apie žiedinį pavėžėjimą savivaldybėje, kuris turbūt truputį sumažintų reisų ir kilometrų skaičių, kada būtų galima privežti pavėžėti iš vienos gyvenvietės į kitą, sukant žiediniais maršrutais, reiškia, kada siekiant iki Kalvarijos skaičius. Tai ar apie tokį variantą pavėžėjimų nebuvo svarstyta, ta prasme, čia tik išliktum tokie nuo vieno iki kito, nuo pradinės stoties iki galutinės vietos. Tai aš galiu pasakyti iš patirties, kurios yra šiandien dienai Lazdijų rajone yra iki nemokamas, tai tarkim tie, kurie važiuos iš Kalvarijos į Vilčius, jiems visas atstumas yra nemokamai, Marijampolė neplanuoja nemokamo pavėžėjimo, Vilkaviškis neplanuoja. Ką galiu pasakyti iš kitų savivaldybių patirčių, kada padaro vietinius maršrutus nemokamai, atsiranda problema dėl to, kad, pavyzdžiui, pravažiuojantis, imkim mūsų ten koks nors Lazdijai Kaunas, jie nuima tą maršrutą, nes jis nebeaktualus, nes visi važiuoja nemokamai. Tai šita vieta tokia tikrai yra svarstyta, bet čia turbūt ne mūsų savivaldybės, čia reikia tokio bendradarbiavimo su kitom savivaldybėm, šiuo atveju su Vilkaviškio, su Marijampolės, kad toks žiedinių savivaldybių sprendimas būtų priimtas. Tai Karolis Badeckas. Aš gal čia jau per daug tų klausimų, bet čia turbūt diskusija, kuri nenervuoja nei vieno, ar ne? Tai ta prasme, tai taip galim kalbėtis ir su Lazdijų, ar ne? Ne, tai nereikia kalbėti su Lazdijų, su Lazdijais nemokam. Jo, bet patys susisiekimai, kad susisiektų iki mūsų paskutinių stotelių, jeigu autobusai būtų atitinkami laikai, tai nereikėtų, ta prasme, nuvežus keliai ir iki tos galutinės stotelės, tai Zalenka ar Mocų galbūt, ar ne, tai kad tuo pačiu maršrutu, tuo pačiu laiku būtų galima paimti, gyventojus, kad keliai. Tai kad sistema yra tobulintina, ne visą laiką gali būti tobulinama, bet šiandien dienai yra žengtas paskutinis žingsnis ir taip. Tai jeigu daugiau klausimų nėra, tai buvo Tomo Vasiliausko pasiūlymas trečiam punktui. Pasiūlymas vietą birželio 1 rašyti rugsėjo 1 dienos, tai rankos pakėlimas už tai, kad tas pakeitimas atsirastų. Vienbalsiai už, būtų kažkoks balsavimas. Tada elektroniniu balsu kviečiu balsuoti už pateiktą sprendimą su pakeitimais trečiam punktui įrašius ne birželio 1, o rugsėjo 1 dieną. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas, Vytautas Šulskis yra viso pabalsavo. Tai aš labai norėčiau padėkoti merui šį kartą. Stengiamės įgyvendinti. Aš jau Gerai, judam toliau. 22 klausimas. Dėl pritarimo Kalvarijos Evangelikos liuteronų bažnyčios pastatų tvarkybos darbų projektų įgyvendinimo ir dalinio finansavimo. Prašom, gerbiamą tarybą pritarti, kad rengtumėm ir teiktumėm paraišką nekilnojamo kultūros
numatyta, kad finansavimo užtikrinti savivaldybė turėtų skirti ne mažiau kaip 43%. Tai tiek komitete finansų diskutavome ir ten siūlėme, kad šis dydis būtų 50%. Tai papildomai savivaldybės biudžeto apie 40 000 reikėtų prisidėti, bet kodėl taip siūlome, nes tai konkursinis vertinimas ir kuo mes daugiau balų prisidėsim patys, tuo tikėtina, gausim tą likusią 50% sumą. Tai toks pasiūlymas. Karolis Bodeckas. Aš tuo pačiu turbūt norėjau tą patį pasakyti, kad Tomas pasakė, kad aš siūlau 51%, kad būtų didesnė dalis, nes skiriama valstybės, tada būna vertinimo balas visą laiką daug didesnis ir konkurencija daug didesnė su kitoms savivaldybėm teikiant. Tai jeigu tas 1%, tai mums nuo 40 000 sudarys kiek 400. Aš bijau sumeluoti, bet man atrodo, tai yra 50 yra maksimalus. Aš bijau sumeluoti, bet man atrodo 50 yra maksimalus. Bet aš jūsų pasiūlymą, ir dar paklaust norėjau, ką bus galima padaryti už tokią sumą šiame kultūros paveldo objekte. Pastato išorės tvarkybos dabar. Išorės tvarkybos. Atstatoma būsena, kokia buvo vizualinė, anksčiau, abudu bokšteliai ant stogo, keista stogo konstrukcija, sienos sutvarkytos. Langai. Vytautas Šumskis, Aš po balsavimą. Karolis Bodeckas. Tai projektą turi tvarkybos darbų Tikrai taip. ir kiek yra projektai įvertinta, nes 80 000 suma, tai čia, žinoma, 670. Kas numatoma jau įvardinot, ar ne, tai už tą sumą visi šitie, ką sakė, darbai bus padaryti. Šitai sąmatai padaryti ekspertizai. Vincas Plikauskas. Aš norėčiau paklausti, šiandieną tam pastate yra bokso, sakykime, salė. Ar ir toliau liks bokso salė, ar mes ją iškelsime? Tai bokso salė liks toliau, jeigu bus patvirtintas, jau minėjau, kad yra konkursinis, gali būti, kad jisai projektas bus nepatvirtintas, nesvarbu, ką mes šiek tiek imsim, nes teikia visa biudžetas ir aš bijau sumeluoti 6,5 milijonų berods. To tai kultūros departamente, tai žadėjau, kad padidins, bet teko bendrauti su departamento vadovu, tai situacija jie norėtų, kad ir daugiau būtų, bet poreikis yra milžiniškas šitiem darbam. Plius šitus darbus, reiškia, organizuoja kultūros paveldo, tai infrastruktūros skyrius, tai jie būtų įsivertinti. Kultūros paveldas tai yra pats brangiausi darbai turbūt yra. Tai Vytautas Šumskis ir čia replišavo balsavimą. Tai buvo du pasiūlymai, Tomo Vasiliausko 50 ir Karolio Bodecko 51% prisidėjimo, tai eilės tvarka. Kas už tai, kas būtų vietoj 43%, antram punkte įrašyta 50. 12 už, tai kitas pasiūlymas yra nebeaktualus. Sprendime lieka 50%. Elektroniniu būdu kviečiu balsuoti už parengtą tarybos sprendimą, antram punkte įrašus 50% prisidėjimų. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas, Vytautas Šumskis. Tai, kad vyksta šis projektas, tai labai šaunu. Dabar aš dar norėčiau paklausti, kokia situacija dėl buvusio kino teatro Šagariaus ir Girėno gatvėje, kur ten dalininkas yra kitas asmuo fizikas. Ir jisai nesutinka, ar jisai toliau nesutinka, nes tas pastatas neprižiūrimas, galima sakyti, ir ar taikoma tam fiziniui asmeniui turto mokestis 4%, nes kitaip po kelius jų mėnesių susitartų, tik tai taikyti maksimalų mokestį už nekilnojamą turtą. Jeigu prieš Vytautą, tai gal po posėdžio šitų klausimų jūsų, nes dabar kažkaip nedarbotvarkė lieka. Jeigu ką, po visų klausimų turėsim dar kartą apie kino teatrą. Komisijos dalykų. Gal tam posėdžiui Pasiruošk ką? klausimą atsakyti. Galim pasiruošti kitam posėdžiui. 23 klausimas. Dėl Taurajaus savivaldybės 2018-2024
plėtros plano 2024 metų įgyvendinimo ataskaita. Prašau. Prašom tarybos pritarti Kalvarijos savivaldybės 2018-2027 metų strateginio plėtros plano 2024 metų įgyvendinimo ataskaita. Ataskaita pridėta prie sprendimo projekto. Būtų klausimų. Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą elektroniniu būdu. Balsavus vienas sprendimas priimtas. Ačiū pranešėjui. 24 klausimas. Dėl Kalvarijos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo dalimis ir atleidimo nuo įmokos jos dalies mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Mamavičius, architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausias architektas. Prašau. Gerbiami tarybos nariai, pasikeitus infrastruktūros įstatymui, prašome patvirtinti šį projektą. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą elektroniniu būdu. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. 25 klausimas. Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančių Vilkaviškio gatvė 1A Kalvarijos mieste pardavimo atveju aukciono būdu. Kalvarijos savivaldybės taryba nusprendžia teikti NKT tarnybai aplinkos ministerijos parduoti atvirame aukcione Kalvarijos savivaldybės patikėjimo teise valdomą Vilkaviškio 1 žemės sklypą. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavus vienbalsiai sprendimas priimtas. 26 klausimas. Dėl Kalvarijos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės. Atsiprašysiu. Kęstutis Bartanavičius gautas nusišalinimas. Galim bendru sutarimu? Galim, jūs Norėčiau pasisalinti, kadangi atliekų tvarkymo centre dirbu Malūkūnu. galim bendru sutarimu. Ačiū. Ar turi tarybos nariai klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Atsiprašau. Galima atšaukiam tada balsavimą. Tai Karolis Babeckas. Taip, šitas klausimas buvo svarstytas Kaimo reikalų komitete. Pirmininkas nusišalino, aš pavaduotojas šitą klausimą atstovavau. Buvo atvykę Marijampolės atliekų tvarkymo centro atstovai, direktoriai, pristatė šių taisyklių naujų pakeitimą. Kas iš tikrųjų neramina šitam pakeitime, kad dabar buvo kalbama apie kaip pasakyti, maisto atliekų šalinimą namuose, ne? Tai dabar lies būtent Kalvarijos patį miestą šitas klausimas. Dabar mes taisyklės pasitvirtinsim, bet nebejotinai po netrukus, manau, bus vėl nauja rinkliava, atsiras už jų naikinimą ir surinkimą, ne? Ir kas tai liečia, kiekvieną, pavyzdžiui, individualų namą ir daugiabučių namų gyventojų. Tai teritorijose, kuriuose gyvena ne mažiau 2000 žmonių, tai ką jau įvardinau, čia bus ir Kalvarijos miestas. Sutikčiau šituo klausimu, kur prie daugiabučių būtų pastatomi maisto atliekų rūšiavimo konteineriai, kuriuose būtų galima išmesti nesuvartotus maisto atliekas, ar ne, ir jos būtų išgabenamos kiekvieną dieną, turbūt sakė, gal bus ten gretute. Tai
atliekomis galėtų užmestų atliekom ir sukompostuoti tą susidariusius maisto atliekas susidariusius, o dabar pastatys dar kiekvienam individualiam namui po maisto atliekų rūšiavimo ar išmetimo pavadinkim konteinerį 120 litrų. Kaip įvardinu, tai vien tik tas dalykas neramina, jeigu bus išvežama dar kas 2 savaitės jisai ištuštinamas, tai turėsim kiemėjų šauną šiuo atveju, nes tai turėsim papildomą mokestį kiekvienam individualiam namų savininkam. Tai manyčiau, jeigu yra galimybė pakeisti šitose taisyklėse apibrėžtumą, kad tik tai renkama prie daugiabučių namų, bet ne iš kiekvienų individualių namų. Šitos maisto atliekos ir dar kaip alternatyva galbūt būtų galima kažkaip surasti ir įtraukti į šią situaciją, tai maisto malūnėlius, kurie tą maistą sumala, tarkim, ten nieko tos frakcijos didelės nelieka, galbūt košės frakcija lieka ar ne, ir viskas išteka į kanalizaciją. Tai kanalizacijų, ta prasme, perdirba valymus ir taip galima būtų šalinti ir atsisakyti atliekų buityje. Tai pasakysim jūsų pastabas masinės, esmė tokia, kad mes esam tikrai dalininkai Marijampolės atliekų tvarkymo centro ir savivaldybė šitą sprendimą priėmė, šiandien mes jau užtikrinome, bet jūsų pastabos yra tikslingos, tikrai galima kalbėti apie tai. Jūs puikiai žinot, kad ne visą laiką savivaldybė sprendžia, yra vyriausybės nutarimai, Seimo priimti sprendimai, kuo mes vadovavomės, dažnai būna nuleisti kažkokios, bet jūsų pastabas priimam ir tikrai komunikuosim tiek su Marijampolės atliekų tvarkymo centro vadovais, tiek su kitų savivaldybių administracijom ir merais. Ar būtų daugiau paklausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Balsavo už 7 susilaikius, sprendimas priimtas, ačiū pranešėjui, ir galima pakviesti mūsų šalininkus. Klausimas. Dėl Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnavimo teritorijų ribų pranešėjas Linas Vinčiauskas, teisės ir civilinės komunikacijos skyriaus specialistas. Laba diena, gerbėjai kolegos, pristatau tarybos sprendimo projektą dėl Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnavimo teritorijų ribų. Šio sprendimo tikslas iš esmės yra pritarti taryboje ir pavesti Kalvarijos savivaldybės administracijai iki rugpjūčio 1 metų atlikti Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnavimo teritorijų projektinių pasiūlymų parengimą. Įvertinant teritorijas, gyventojų skaičių, teikiamų administracinių paslaugų, sakykime, kiekius, visus, sakykime, resursus, darbo organizavimo, išlaidas ir, trumpai sakant, kad administracija, sakykime, per šį trumpą laikotarpį galėtų parengti kažkokius pasiūlymus tarybai, kaip būtų galima optimizuoti, kaip būtų galima aplamai įvertinti tą esamą situaciją. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Aš rekomenduoju. Aš 19 balsavus už, vienam susilaikius, sprendimas priimtas. 28 klausimas. Dėl valstybės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2025 metams pranešė Laima Pečiukienė, finansų biudžeto planų savivaldybė. Labą dieną visiems. Pristatau sprendimo projektą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 25 metam ir prašau pritart pateiktam sprendimo projektui. Ar būtų klausimų?
Ministras Plikavičius, prašau. Jo, aš dar norėčiau pasiklausyti pranešėjus, kokiais tais procentais, kaip mes ten nustatysim tą vertę, ar liekam tos pačius, ar sakykime, ar kis tie procentai, ar jie didės, ar mažės, nes tai liečia gyventojus. Liečia gyventojus, tai jeigu procentinis dydis kiekvieno mokesčio tai yra identiškas praeitiem metam, bet mokestis kažkiek tai didės, nes kiekvienos paskirties žemės sklypai žemėtvarkos tarybos duomenimis kyla maždaug 3-6 yra 9 yra procentais, žiūrint, kurioje vietoje yra tas sklypas. Iki 10%. Didėja vertės, o atitinkamai mokestis. Ministras Plikavičius, dar vienas klausimas. Ar būtų daugiau klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. Devyniolika balsavus už, vienam susilaikius, sprendimas priimtas. 29 klausimas dėl žemės mokesčio ir valstybinio žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo 2025 metais. Šiame sprendimo projekte taip pat numatytos lengvatos, kurios teikiamos už žemės mokestį ir valstybinės žemės nuomos mokestį. Irgi nieko ypatingo palyginus su praeitais metais nėra, praktiškai tie patys dydžiai ir tiesiog prašau pritarti. Ar būtų klausimų? Kviečiu tarybos narius balsuoti už parengtą tarybos sprendimą. 19 balsavus už, vienam susilaikęs, sprendimas priimtas, posėdžis skelbiu baigtą. Ačiū visiems ir dabar liko klausimas apie tą posėdį pasiruošti. Šiandien noriu diskutuoti, nes diskusija labai trumpa.